Didžioji dalis mokslinių rezultatų yra beverčiai. Kaip po rezultatų yra gerai įrodyta, 95% tos mokslinės produkcijos, kurie čia minėjot, kaip atvira dabar, apie kažkokius proverius, reiškia, jinai yra bevertė. Tai mokslo kelias, kaip vienas išgirsiu dabar filosofo prašė, primena kelią dykumoje nusėtas skeletais, reiškia, ir negyvų gyvūnų lekonomis. Taip sakant, ne tai sukuria pridėtinę vertę. Mes turime labai aiškiai suprasti, kur akademinio mokslo yra vieta vertės kūrimo grandinėje. Akademinio mokslo vieta yra būtent talentų ugdymas. Visi šitie centrai mūsų universitetiniai, jų pagrindinė yra paskirtis, kad iš ten išeitų studentai, absolventai, kurie turi ne tik specialybę, bet ir tai, kas vadinama išsilavinimu, talento išlavinimu. Tai yra noro giliau suprast dalykus, juos pažinti, derinti įvairias idėjas. Tai yra sugebėti derinti, sakant, prieštaringas idėjas ir skirtingų žmonių idėjas. Ir būtent tai ir sukuria tose žmonėse, jeigu šnekėt, žinai, moksliškai, juose tam tikrą neurobiologiją, kuri užtikrina kūrybą, reiškia inovacijas ir visą kitą. Bet tai jau atsiranda versle. Tiesiogiai iš universitetų labai mažai išeina idėjų, kurios yra pritaikomos. Tai yra vienetinės. Jeigu mes palyginsim net Vilniaus universiteto ir kokio nors Amerikos universiteto, čia neseniai pavyzdį tokį teikia, štai Amerikos universitetas pardavė už 700 milijonų kažkokią licenciją. Tai vyko vieną kartą 50 metų. Ir tai farmacija buvo? Taip, aš dabar gerai nepamenu, bet jeigu pažiūrėti to universiteto finansavimą ir Vilniaus universiteto finansavimą, tai Vilniaus universitetas pardavė licenciją už $100 milijonų, visiškai yra adekvatu pagal jo, reiškia, mokslo finansavimus. Kad mes visiškai nesiskiriam šitoje vietoje nuo pažangiausių universitetų. Kiek įdedi, tiek ir turi, bet visuomet turim tiesiogiai išeigos į inovacijas, į idėjas. Tai ir daug mažiau negu investuojame universitetus. Tas pats yra, tiek pat yra Lietuvoje, jeigu pažiūrėsit MIT, pažiūrėsit Stanfordus, kiek iš jų išeina tiesiogiai parduodamos technologijos, tai yra labai maži dalykai. Ir MIT, kai aš lankiausi, man pasakė, nesvaikit jūs, kad universitetas ten uždirbs iš kažkokių licencijų. Gal kažkokie pavieniai atvejai, bet vertę duoda visai kitą. Vat tie studentai, kurie dirba, tarkim, pas tos garsius profesorius, kai jie nuveina tą patį jūsų minėtą termofišeryje ten, tai ten sukuria milžiniškas vertės. Būtent dėl to, kad jie ateina su tam tikrom galvom, reiškia, ir tai yra talentai, kurie elgiasi nestandartiškai, tai yra, kuris ne tiek, kad jie dirba darbo dieną nuo iki padaro, kas jam ten liepta, bet talentas jisai daro visą laiką ne tą, ką reikia. Jis galvoja, ką čia padaryti kitaip, negu yra. Tai va šitie žmonės sukuria didžiausią pridėtinę vertę. Taip, kad mes turėtume truputį galbūt pasidaryti vis tik po pasaulį ir suprasti, kaip veikia šitas tandemas studijų, mokslo ir verslo. Aišku, yra specifinės mokslo institucijos daugelį šalių, tai technologijų perdavimo, ko mes stokojame Lietuvoje. Tokia kaip JEDA Izraelį. Taip, yra VTT, tarkim, Suomijoje, yra ir Olandijoje ištisi tokie institutai, kurie skirti technologijų perdavimui, tai yra jie gaudo tas idėjas iš mokslo, kurios ten atsiranda spontaniškai. Tai yra akademinis mokslas, jis specialiai nieko neišradinėja, jisai dirba, kaip jūs sakėt, tikras mokytojas, mokslininkas tenkina savo smalsumą mokesčių rinkėjų sąskaitą. Tai yra mokslininkai, taip sakant, priedermė. Bet ten kai kadais kai ką atranda. Nespecialiai darydamas, bet gilinantis į dalykus, kas nors atsiranda. Vat tai būtinos institucijos, kurios griebia šitą ir toliau bando perduoti. Mes tokią struktūrą bandom kurti, yra VŠI Sovietikas
slėnis, tarkim, tą funkciją turėtų atlikti. Yra mažesnių tokių struktūrų Lietuvoje, technologijų parkas, tarkim, informacinių technologijų. Bet šitos struktūros jos turėtų gaudyti iš akademinio mokslo idėjas ir ieškoti partnerio versle, kuriam perduoti. Bet, kaip sakau, pagrindinis, aišku, produktas, vertė sukūrima dideliuose ekonominėse žaidėjose, būtent žmonių, kurie atsineša galvas daugiau negu kažkokias konkrečias mokslinės žinias.